Esu Andrius Koja, fizinio rengimo treneris. Dirbu būtent treneriu, todėl kad 10 metų jau esu paralimpinės rinktinės narys ir kelis metus sportavus, pradėjus profesionaliai, atsirado noras padėti ir kitiems negalią turintiems žmonėms sportuoti ir siekti tikslų. Šiuo metu dirbu tik su negalią turinčiais asmenimis, kadangi su negalią turintys asmenys susiduria su daugiau sunkumų sporto salėje, jiems reikia daugiau prisitaikymo pagal jų negalią. Savo kaip treneriui keliu tikslus tobulėti ir kuo įmanoma daugiau padėti negalią turintiems žmonėms. O sportininkams, kuriuos treniruoju, labai tikiuosi, kad jie bus atkaklus, motyvuoti ir stengsis lipti per save. Sportas asmenims su negali yra tiesiog būtinas, nes kiekvieną dieną susiduriant su savo negali ir nieko apie tai nedarant, tai tiesiog trukdo gyvenimo kokybei. Tad linkiu visiems susikaupti ir įdėti pastangų, kad ateityje būtų tik lengviau. Šiuo metu ko trūktų treniravimui, kad atsirastų daugiau stovyklų ir išvažiavimų, ypač į sporto centrus, ypač jaunimui, pamatyti, su kuo susiduria profesionalų sportininkai ir pajusti, ką reiškia perlipti per save, pavargti ir pajusti galų gale. Užtenka 2 treniruotės per dieną, visą savaitę pabūti ir pakeičia visą mąstymą. Mano nuomonė, ko trūktų įsitraukti daugiau vaikų į neįgaliųjų sportą, tai iš tikrųjų daugiau mokymų, daugiau informacijos tiek televizijoje, tiek internetiniuose puslapiuose. Tai iš tikrųjų nėra taip sunku gauti tos informacijos. Visi socialiniai tinklai tiek Facebook'e, tiek Instagram'e yra. Kiekviename mieste yra po neįgaliųjų klubą, po vieną ar bent jau 2. Tai iš tikrųjų tai reikia truputį paieškoti, susisiekti ir, aišku, ateiti, išbandyti savo jėgas ir parodyti, ką gali geriausiai. Taigi, kviečiu tave atvykti į savo miesto neįgaliųjų sporto klubą ir išbandyti save ir parodyti, ką gali geriausiai.